Pažiūrėkime, kaip patogiai programoje Skaita gali būti registruojamas prekių iškomplektavimas. Iškomplektavimas atliekamas, kai prekių rinkiniai išdalijami į atskiras prekes, arba tada, kai prekės išskaidomos į jų sudėtines dalis. Iškomplektavimas registruojamas įvedant gamybos operaciją. Registruokime gamybos operaciją. Iš pradžių įveskime bendrą operacijos informaciją, asmenį vykdytoją ir 2 sandėlius. Gaminių, tai iškomplektavimo metu gautų prekių sandėlis, ir medžiagų, tai pirminių iškomplektuojamų prekių sandėlis. Šie sandėliai gali sutapti. Patvirtinkime bendrą operacijos informaciją. Toliau pildomas gaminių sąrašas. Jame įvedame iškomplektavimo operacijos rezultatą, iškomplektavimo metu gautas prekes. Jos pasirenkamos bendrajame prekių sąraše. Čia nurodomi iškomplektavimo metu gauti prekių kiekiai. Taigi, gaminių sąraše iškomplektavimo operacijoje nurodomos iškomplektavimo metu gautos prekės ir jų kiekiai. Toliau pildomas apatinis sąrašas. Čia nurodoma iškomplektavimo žaliava, tai yra iškomplektuota prekė. Ji pasirenkama medžiagų sandėlio prekių sąraše. Čia nurodomas ir iškomplektuotas šios prekės kiekis. Po pasirinktos prekės patvirtinimo, lauke suma matoma iškomplektuotos prekės savikaina. Iškomplektavimo metu gautoms prekiams yra sukuriamos naujos partijos. Šių naujų prekių savikaina nurodoma gaminių sąraše. Savikaina gali būti nurodoma arba procentais, arba suma. Nurodant sumą, įrašoma viso prekės kiekio savikaina. Iškomplektavimo metu sukurtai prekiai, kuri pažymėta kaip pagrindinė, savikaina nenurodoma. Jai automatiškai priskiriama visa kitoms prekiams nepriskirta likusi savikaina. Pažymėjimas pagrindinė gali būti priskirtas bet kuriai vienai iškomplektavimo prekiai. Visas iškomplektavimo operacijos savikainos paskirstimas matomas peržiūrint patvirtintą operaciją. Po patvirtinimo operacijoje matoma iškomplektavimo metu sukurtų prekių savikaina. Ši informacija matoma ir operacijos dokumente, gamybos akte.